Ateinu su labai griežtu priminimu tau. Aišku, prieš tai noriu pasidžiaugti, kad vis dažniau išlenda saulė, kuri yra tiek mūsų draugė, nes padeda gaminti vitaminą D. Mes esam geresnės nuotaikos, puikesnės energijos, bet tiek ir mūsų priešė. Jeigu mes ją piknaudžiaujame ir per ilgai užsibūname saulėje, tai kenksmingi ultravioletiniai spinduliai, kurie yra dviejų tipų A paviršiniai ir B įsiskverbia į mūsų giliuosius audinius, pridaro tikrai daug žalos. Viena iš jų yra ankstyvas senėjimas, pigmentinių dėmių atsiradimas ir tai gali netgi sukelti odos vėžį. Todėl griežtai primenu tau, jeigu tu žinodamas, kad visus metus reikia naudoti apsaugą nuo saulės su SPF to nedarei, bent jau šias priemonės įsitrauk iš savo spintelės karštuoju vasaros sezonu arba užsisakyk ir pasiruošk saugiai mėgautis saulę šią vasarą. Nepamiršk jo naudoti ant ausų ir lūpų bei rankų, nes šias vietas žmonės dėja dažnai pamiršta.